Labas vakaras, ponė. Labas vakaras, papuliau. Kaip vertinate knygą Angelai ir demonai? Ši knyga yra fantastiška visame pasaulyje. Tikrai? Žinoma. Tu nesi jos skaitęs, tipo? Tikrai nesi skaitęs. Ar jums labai patiko? Žinoma, jinai fantastiška, aš ją perskaičiau tik per vieną dieną, vaikeli. Per vieną dieną. Vajets, ganėtinai nerealu, bet... Žinoma, Jūs toks kietas kaip aš, žinai. Jūs mėgstate kitas Deno Brauno knygas? Tai žinoma, jis yra fantastiškai seksualus autorius. Aš jam patinku, jis man patinka. Kaip? Ar jūs rekomenduotumėte žiūrovams? Tai žinoma, aš visiems rekomenduočiau. Per mažas mano skrandžiui. Kur geras? Apie šitą knygą jums kas nors rekomendavo? Taip, mokyti Šukienę. Iš naujo. Tai manau, čia ilgai netruks. Kaip sprogs. Tu kas sprogs? Skurbo, tas kamuolys nesprogsta. Nesprogsta. Oro ir nereikia, oro. O ne, oras. Ar turi pinigų? Paskutiniai centai. 5 centai. Vieną žmogų. Iš čia. Biško aukščiau. Su tokia situacija mes dar niekados nebuvom susitikę. Susitikę? Susidūrę, ble. Susitikę vėl. Gerai. Tavo prūko, karoč, fotikas. Ej, ten, karoč, artistas. Все. Vyrai, все. Noriu pajudinti pakalbinti. Reikia kiek? Labą vakarą, jaunieji futbolistai. Labas vakaras. Vakar. Kas buvo? Norėčiau paklausti apie Džonio Brauno knygą. Deno. Norėčiau paklausti apie Deno Brauno knygą Demonai ir demonai. Skaitėme abu kartu, lovoje sugulę. Patiko. Iš tiesų labai kas patiko šioje knygoje? Patiko įdomus epizodai, tokie kaip sudegintas ant bažnyčios kas? Popiežius. Kunigėlis, ne popiežius. Iš šio klausimo. Man tai žanras labai patiko knygos. Žanras. Jo. Žanras. Taip, žanras. Kad iš naujo. Tikėkime, kad ekonominė krizė greitai baigsis, daktarė. Nu jo, baigsis. Štai pasibaigia mūsų laida.